Ištikus nelaimiai, puolant mus nuožmiam priešininkui, visa šalis turi būti pasirengusi ginti, ne vien kariuomenė. Sakė Lietuvos Šaulių sąjungos įkūrėjas ir ideologas Vladas Putvinskis Putvis. 106 metus skaičiuojanti Šaulių sąjunga įkurta Kaune. Jos ištakos Vytauto parke. 1940 metais Šaulių sąjunga turėjo jau beveik 90 000 narių. Dabar Lietuvoje yra apie 16 000 šaulių. Tai savanoriška organizacija, kurios nariai dalyvauja Lietuvos kariuomenės pratybose, padeda saugoti sieną, gelbėja medikams ir policijai, organizuoja vaikų ir jaunimo stovyklas. Ir tai paprasti piliečiai, kasdienybėje dirbantys savo civilius darbus. Kaip organizacija esame nepriklausoma visuomeninė organizacija, remiama valstybės. Mes turime specialistus, kurių mes neruošiam. Ateina pas mus piliečiai su tam tikra kompetencija pasiruošę. Yra gydytojai, mokytojai, yra vairuotojai įvairiaus spektro, kibernetinė saugumo, kiti dalykai. Tai čia yra labai svarbu tokius specialistus turėti pas mus. Dabar jau esam pradėję gauti paramą iš sąjungos, esam ekipuojami, gaunam šalmus, gaunam liemenės, gaunam kuprinės, uniformas. Aš pats kaip įstojau, tai kiekvieno šaulio būdavo pareiga pačiam apsirūpinti. Kiekvienas išvažiavęs vykdyti vienokią ar kitokią užduotį ar prašymą pagalbos. Mes jokio atlygio už tai negauname, nes ir buvo ir pasienį yra, kur klausia, sako, tai kiek jūs čia gaunat, sako, už tą budėjimą? Sakau, nieko, kaip tai, ką sakau, gaunu? Kaip tai nieko, sako. Sakau, nu paprastai čia, sakau, savanoriška veikla yra. Mes mokinamės, tai bet, sako, už pratybos, už kažką, už niekas. Tai dar taip juoktis pradėjo, tai sako, negi dar savo susiperka, tai čia dar tais laikais, tai taip, sakau, tai viskas čia yra už mūsų, sakau. Žiūri, tai nesupratę, dviese susidairė, tai, nu, tai sako, jūs čia tikrieji esat patriotai, sako. Tai mes net ir viduj pasajakavom, kas nors gerai, ką nors padaro, sakau, aš tau kaip kuopos vadas, sakau, atlyginimą pakeliu 1,5 karto, bet 0 iš 1,5 dauginant, vis tiek 0 gaunas. Jūs šauliai! Pagerta! Mūsų organizacijos yra viena iš užduočių ruošti šaulį išgyventi ekstremaliom sąlygom. Tai pagrindas yra ruošti, mokyti, bet šalia to, reiškia, mokymuose šalia pratybų vyksta ir tikros kovinės užduotys. Tai dabar šauliai labai dirba stipriai su jaunaisiais šauliais. Mes turime virš 6 000 jaunų šaulių gretose, mokyklose, įvairūs būreliai. Tai mes šiandien turime virš 16 000 šaulių gretose. Ta rytą, kai prasidėjo karas, aš tik supratau, kad čia dar labiau reikia stengtis ir dar daugiau, nu kiek įmanoma daugiau savęs atiduoti. Nes šauliai bus tie, kurie liks va čia, kurie liks dirbti su civiliais, kur žinotų, kad už jo gali atstoti ir jisai ar apgins, ar padės, ar nuves, kur saugu. Čia va yra pirmas dalykas, kas yra šaulys. Mes esam kviečiami visas pagrindinės užduotis, tai yra pasienio apsauga, paieško žmonių, bet kokia pagalba, kokia tik policijai reikėtų, mes visur esam ir visur dalyvaujam. Labai stipriai pradėjom dalyvauti bendruose pratybose su kariuomenė, su kitom institucijom. Dingusių žmonių paieška visada mes jautriai tai reaguojame ir labai greitai reaguojame. Ir dabar mes turėsime vėl Kėdainių krašte pratybas kartu su Raudonuoju kryžiumi. Bendrystė yra didžiulė Šaulių sąjungoje. Tu turi bendrą tikslą, bendrą reikalą ir tu tiesiog skambinėsi, tariesi, planuoji, darai. Po to kažkuriam momentą tu supranti, kad jis jau daugiau tapęs negu kažkoks žmogus. Einu Laisvės alėją ir sveikinasi. Kai einam su žmona ir su vaiku sveikinasi kažkas. Sako, žmona, kas čia toks? Sakau, nežinau, bet tikriausiai šaulys, nes be uniformos, be liemenės tu jo tiesiog net pažįsti. Tai va, tu po kažkiek laiko supranti, kad čia yra žmonės, kurie saugo tavo nugarą ir kur saugai tu jų nugarą. Tikrai už daugumą gali galvą dėti, bet žinai, kad ir jie dės už tai.